Labadiena. Šiandien turime tokią įdomią temą. Studijoje bendrausime su gerbiama advokatė Liudvika Meškauskaitė. Ir pakalbėsime apie du dalykus. Apie piktnaudžiavimą teismais ir apie žiniasklaidos užvaldymą. Tai gerbiama Liudvika, iš pradžių norėčiau Jums labai padėkoti už tai, kad Jūsų dėka prieš mėnesį, kiek daugiau, supratau, kas vyko prieš 16-17 metų. Gal galėtumėte papasakoti, kas tos strateginės laikinosios apsaugos priemonės, kurias aš kaip sužinau iš Jūsų, praktiškai nuo kurių vienas iš pirmųjų, jeigu ne pats pirmas, Lietuvoje nukentėjau? Na, pirmiausia, tai ne strateginės priemonės, o tai yra vadinami strateginiai ieškiniai prieš visuomenės dalyvavimą. Tai taip vadinami SLAP. Ir aš nežinau, ar tai buvo prieš Jūs, kai aš sužinau tą istoriją Jūsų. Man buvo labai įdomu, todėl kad tą bylą praktiškai aš savo monografijose esu panaudojusi. Man buvo labai keista ta byla, nes toje byloje teismas pritaikė laikinasias apsaugos priemonės, tai yra uždraudė atsakovui kalbėti ir skleisti tam tikrą informaciją, nors dar byla buvo neišnagrinėta. Pačioj pradinėje stadijoje pritaikė laikinasias apsaugos priemonės. Ir aš tą bylą ne vieną kartą savo monografijoje ir taip pat kituose straipsniuose nurodydavau ir kalbėdavau ir per paskaitas studentams ir panaudodavau, nes man pasirodė tai labai keista. Bet paskui, kai aš su Jumis bendravau, jau dabar, visai nesenai, kaip Jūs sakėt, prieš mėnesį, aš išsiaiškinau, kad tos bylos atsakovas tai buvo būtent Jūs. Tai čia taip ir buvo. Sakau, pala, parodykit man, apie ką Jūs čia kalbat. Ir tada žiūriu, Sikor Biotech ir atsakovo inicialai, RJJ, sakau, Liudvika, sakau, čia mano byla. Tai va, tai aš dabar, kai tada pakėliau kitas bylas tos pačios įmonės, kur ten buvo jau atsakovai, berods ir viena žiniasklaidos priemonė, ir buvo ir kita, ten medicininis žurnalas, tada aš supratau, kad tai buvo, sakyčiau, bent jau man, tai pirmas toksai žinomas atvejis, kai tokiu plačiu mastu buvo bandoma sustabdyti informacijos plitimą. Tai aš patikslinsiu, iš tikrųjų tai buvo dvi žiniasklaidos priemonės, tai buvo Respublika, kuri turėjo milijono ieškinį, ir tai buvo berods Lietuvos medicinos kronika, mažesnis laikraštis, kuris turėjo 50 000 ieškinį. Taip, o dabar aš jau žinau, kad tas RJJ, taip, tai buvot Jūs, ir Jūsų ieškinys buvo perpus mažesnis, buvo tik tai 450 000 ir litų. Bet tai buvo 2000 ten ar 5 ar 6 metai, tai galima tik įsivaizduoti, ką Jūs pergyvenot. Taip, tai buvo turbūt 3 kartus daugiau už mano buto kainą. Ir jie reikalavo pritaikyti tas laikiną areštą, kaip ten pasakyti. Turto, laikinosios apsaugos priemonės. Ta prasme, suvaržant galimybę disponuoti savo ne tik lėšom, ne tik tai būtų uždėjo tą areštą, kad gyventi galėjau be problemų, bet nieko su juo daryti negaliu ir supras, kad čia yra pavojus, kad tą gali atimti. Ir taip pat jie prašė uždėti areštą visoms lėšoms, kad ir tuo negalėčiau naudotis. Taip, įsivaizduojate, koks tai buvo stresas ir kai žmogus nežinai, ką tai reiškia, tai galvoju, kuo tai grėsia, aišku, baimės didelės akis, labai gaila, kad esu pažįstamas su Jumis 2 metus, o ne 20. Matyt, galėjo viskas ir tada kitaip vystytis. Ir gal čia pasakyti, apie ką buvo klausimas. Klausimas buvo apie tokį biotechnologinį vaistą Grasalva, atseit vaistą nuo vėžio, iš tikrųjų vaistą skirtą kraujui greičiau atsigauti po vėžio gydymo
tam tikrais vaistais, pavadinamos chemoterapijos. Ir šitą vaistą Sicor Biotech užregistravo Lietuvoje iki įstojimo į ES ne pagal ES reikalavimus. Šitam vaistui truko tam tikrų tyrimų. Tai buvo biotechnologinis vaistas, o paprastus vaistus, paprastas cheminės molekulės galima registruoti vien įrodžius panašumą pagal tai, kad susidaro ta pati panaši iš esmės koncentracija kraujyje, ta pati molekulė, reiškia poveikis tas pats. O šiuo atveju vaistas buvo biotechnologinis, ES jau turėjo reikalavimus, kad tokiems vaistams privalomi papildomi tyrimai, kurių nebuvo, čia ir buvo ginčo esmė. Akivaizdu buvo ir man, ir vaistų kontrolės tarnybos atsakingiams darbuotojams, kad tų tyrimų nėra. Ir kai Europos komisija pradėjo rašyti raštus, tiesa iš antro karto po antro rašto mes susiorientavome, tai mes supratome, kas tai yra ir patekome iš tai tokį nelaimingą sūkurį, kuriame aš asmeniškai buvau atakuojamas ne kaip tarnybos viršininko pavaduotojas, bet kaip privatus asmuo. Taip, tai va tokie bylinėjimaisi, tai čia yra suprantami tik tai tiems žmonėms, kurie per šitą perėjo. Nu, ir taip pat advokatam, jeigu jie buvo šalia. Tai man per mano tą ilgą advokatavimo praktiką teko nemažai tokių istorijų turėti, kai iš tikrųjų bylinėjimasis tęsiasi labai ilgai ir labai dažnai, va tarkim, nu ką, ta neturtinė žala, kurios prašė priteisti, ji paprastai nėra teisiama tokia didelė, kokios prašė iš jūsų, tačiau aš įsivaizduoju, kaip psichologiškai veikia, tarkim, jeigu tavo butas yra areštuojamas ir kada tu gauni ieškinį su tokia įspūdinga suma. Tai tada jau pradedi ir galvoti, ar verta kalbėti ir kas už tai gali būti. Tai va, dabar tuo laiku, žinoma, mes nežinojom tų vadinamų slap ieškinių. Dabar jau apie juos yra kalbama labai daug, netgi yra ir Europos tarybos ir parlamento tam tikras politinis susitarimas, kad ES mastu bus priimtas tam tikras teisės aktas dėl slap, o Lietuva, kaip visada viena iš pirmųjų, priėmė dabar civilinio proceso kodekso pataisas, tai buvo berods prieš metus, kad, kada yra įtarimai, kad tai yra slap, yra taikoma atitinkama procedūra ir tai yra kvalifikuojama jau kaip piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis. Tik tiek, kad praktikoje aš dar tokių atvejų nežinau. Aš kiek tik tai skaičiau Delfi, tai buvo bandė, atrodo, Žemaitaitis bylinėdamasis su Tapinu šitą slap procedūrą taikyti, bet teismas jos nepritaikė. Nu ir čia politikas, tai čia yra jau galbūt sudėtingiau būtų slap taikyti. Tačiau tokių agresyvių ieškinių, aš manau, kad ir dabar, jeigu mes pasižiūrėsim teisminiai praktikoje, tai tikrai galima rasti. Ir aš čia pridėčiau dar, kad šitų piktnaudžiauti gali tik tai labai turtingi žmonės, labai turtingos farmacinės kompanijos arba kitos kompanijos, nes kiek yra žyminis mokestis nuo ieškinio? Nebūtinai farmacinės kompanijos, tai gali būti ir kažkokie tai kiti, bet taip, ten yra tam tikras procentas, keli procentai yra nuo tos sumos, kurią tu prašai priteisti, tai žinoma, tą žyminį mokestį reikia susimokėti. Tačiau, kaip jūsų atveju, aš kiek žinau, ta byla buvo nutraukta, ir matomai tas žyminis mokestis galbūt net buvo grąžintas. Čia aš tiesiog byloje nedalyvavau, tai negaliu jums tiksliai pasakyti. Bet tokias bylas užvesti, žinoma, reikia advokatų samdyti, reikia žyminį mokestį susimokėti. Yra daug vargų, bet kas negali bylinėtis. Tai turi būti jau finansiškai pajėgi ar įmonė, ar asmuo. Tai tiesiog paskaičiuokim, nuo milijono 2 procentai, sakykim, ar ten pusantro, ar 5, nežinau. 5. Jeigu 5, tai yra 50 000. Taip. Tai kiek žmonių gali tą daryti ir kokia turi būti turtinga kompanija, kad tokius pinigus galėtų tiesiog investuoti į nutildymą. Reiškia, tą apsimokėjo daryti. Matyt, apsimokėjo. Reiškia, Respublika ieškinys už milijoną, man už nepilną pusę.
dar Lietuvos medicinos kronika ir iš viso mes turime ieškinių už 1,5 milijono ir jeigu 5 procentai, tai 75 tūkstančius žyminio mokesčio. Nu, žyminį mokestį yra visokių galimybių susigražinti, bet jeigu ta byla, tarkim, vystysis labai ilgai, tai žinoma yra ir advokato išlaidos, ir atstovavimo ir panašiai, tai tos teisminės išlaidos išauga jau kelis kartus. Tai aš papasakosiu, kaip ta byla vystėsi. Aš jau tada labai nepasitikėjau teismais ir tai dar labiau padidino stresą. Tuo labiau, kad žinojau, su kuo turiu reikalą, kokia farmacijos kompanija už to yra ir tos kompanijos vadovo ryšių su aukščiausiais pareigūnais puikiai žinojau. Be to dabar šūktelėjimas į dabartį, tos kompanijos įmonė, kuri išsivystė iš tos kompanijos, ar kaip čia pasakyti, dabar planuoja 7 milijardų eurų investicijų į biotechnologijas miestelį Lietuvoje, tai čia šnekame apie tuos pačius. Tai nepasitikėdamas teismais aš dėjau visas viltis į Europos komisiją, nes Europos komisija buvo tvirtai nusiteikusi, kad kreipsis į Europos teisingumo teismą ir tą bylą baigs. Tai mano tikslas buvo sustabdyti bylą, kad įvyktų Europinis teismas ir kadangi situacija man buvo absoliučiai aiški, aš buvau lygiai 100% tikras, kad esu teisus ir Europiniais teismais skirtingai negu lietuviškais, tada pasitikėjau pilnai. Reiškia, man reikėjo vien, kad Europos komisija pralenktų mūsų tą nacionalinį teismą. Ir iš tiesų, kai Europos komisija pateikė savo skundą prieš Lietuvą Europos teisingumo teismui, teismas sutiko bylą sustabdyti. Na ir suprantama, kai Europos komisija laimėjo prieš Lietuvą, kitaip sakant, įrodė, kad ji teisi ir aš teisus, tai Sikor savo skundą prieš mane atsiėmė ir sumokėjo 4000 litų teismo išlaidų, advokato, aišku, tie pinigai atiteko. Tai taip, aš panašių situacijų esu gyvenime turėjusi, tikrai ne vieną. Ir aš paprastai po tokios bylos savo klientų klausiu, aš netgi įspėju. Sakau, teismai praėjo, bet dabar laukit sveikatos problemų. Iš tikrųjų, tai žmonėm tai yra didžiulis stresas, nes tas bylinėjimasis tęsiasi vis tiek net čia matyt metus ar daugiau tęsiasi. O jeigu ta byla būtų ėjusi per 3 instancijas, tai būtų ir 3, ir 4 metai. Yra tokių bylų, kur tęsiasi ir 5, o jeigu tu skundėsi Europos žmogaus teisų teismą, tai gali ir 10 mečių sulaukti. Ir žmogus yra tokia būtybė, kad vis dėlto tu gali būti labai tvirtas, tu gali būti teisus, bet kiekvieną kartą, kai tau reikia rašyti procesinius dokumentus, kai reikia vaikščioti į teismo posėdžius, kai tu žinai, kad tavo yra butas areštuotas, ar namas areštuotas, ar apribotos tavo teisės, tai yra labai labai didžiulis stresas žmogui. Tai aš čia dabar atskleisiu vieną dalyką, kurio daug kas manęs klausė. Manęs nesuprato ir aš nesutikau viešai to aiškinti, bet dabar aš pasakysiu. Čia yra tas, ką kalbame, priežastis, dėl ko aš atsisakiau diskutuoti viešai su gerbiamu Eduardu Vaitkum. Žinodamas tiek, kiek tada žinojau, daugiau kaip prieš mėnesį, aš tikrai nenorėjau gilintis į tos bylos detalės, kas gali diskusijos metu prasidėti, bet suprantama, aš kalbėti negaliu, aš nedrąsiai jaučiuosi ir ne dėl to, kad esu neteisus, bet dėl to, kad puikiai prisimenu, kas buvo tada ir jeigu aš nebūsiu iki galo atviras, tai sakys, aha, jisai kažką slepia, jisai kažką meluoja. Tai gerbiama Liudvika, jūsų dėka, aš pasakiau vienai žurnalistai, kad dabar aš sutinku. Na, aš nežinau, kokiu būdu aš čia sudalyvavau, nes aš tikrai tos bylos nežinojau
tuo metu, kai buvo gyva. Aš tik tai ją žinojau iš teisminės praktikos, nes man tiesiog aš tas sritim domiuosi, bet manau, kad ten visus tuos reikalus, kur jūs paminėjot konkretų žmogų, tai jau jūs turėtumėt aiškintis dviese, nes dabar, Be abejo. Taip, jūs turit, jau čia jūsų yra dviejų istorija. Aš tiesiog paaiškinau, nes daug kam įdomu, kodėl aš nesutikau eiti į viešumą, nes aš visai nenorėjau gilintis į tos bylos detalės. Maniau, kad tai per daug pavojinga, dabar matau, kad tai yra absoliučiai normalu, tuo labiau, kad aš dar kartą jums noriu padėkoti už teismo nutartis, kurias gavau iš jūsų, nes jas galiu laisvai cituoti viešai, laisvai skaityti, niekas už tai negresia ir to, kas parašyta nutartyse, praktiškai pilnai pakanka diskusijai. Matot, teismo sistemoje, informacinėje sistemoje galima rasti visas nutartis išnagrinėtų bylų, tik tose bylose yra nuasmeninti asmens duomenys. Tai jūsų aš niekaip tenai negalėjau surasti, nes jūs ten buvot JRJ. Taip, tai aš jūsų, tada aš jūsų ir nepažinojau. Tai taip. Ir man, žinokit, šita daugiau kaip 15 metų senumo istorija yra tokia mini covidinių vakcinų istorija. Mažytė. Nes aš matau iš principo tą patį čia. Tik tai žymiai blogesniu mastu.